Audi Q7 2019 metų, beveik 107 tūkstančius mylių turinti. Vat yra nedidelį pabraižymą ant priekinio bamperio, o pagrindinis yra važiuoklė. Aš apeisiu visą mašiną, parodysiu, juodą spalvą, kaip matot. Pabraižymai šiokie tokie ant kapoto taip pat. Parsiduoda draudimo kompanijos. Spalio 23 bus aukcionas. Kol kas statymų už ją nėra pastatyto jokių. Šiek tiek pabraižymų ir ant durų. Juodas salonas. Gražiai medžio apdaila. Jį kūrėsi ir važiuoja. Galim pasižiūrėti. Kūrėsi ir važiuoja. Salonas tvarkingas taip pat. Vairo stiprintuvas neveikia. Salono kokybė, kaip matot, puikiai, nuostabi. Lubos juodos, nesuplėšytos. Galas taip pat tvarkingas. Parktronikai priekį ir gale. Quattro. Bamperis gale taip pat šiek tiek pabraižytas. O pagrindinis mušimas yra gavęs per važiuoklę. Matot, ratas kreivai stovi. Durys galinės. Čia nelabai tai pamatysi kažką, tai iš tikrųjų čia reikia kelti mašiną, žiūrėti, šitos durys pabraižytos. Tokios smulkmenos. Labai nedidelis pažeidimas.